Šiandien pasirodė naujas State of Play, kur Sony pristato savo naujus žaidimus. Esame reakcioną jau į State of Play darę. Štai yra šios nakties, mūsų tiesioginės transliacijos metu streamo, reakcija į dabartinį. Pažiūrėsim, ką pristatys šiandien PlayStation'as, kokius remake'us, nes remake'ai visą laiką smagu, visi mes labai norim jų ir labai laukiam jų. Dabar jie gali padaryti tokį announcementą, kurio nei vienas mes nesitikėjom ir gali būti geriausi žaidimai. GTA 6, GTA 7, GTA 8 DLC. Pristatys, ką čia Astro Bot DLC, sakau. Arba čia tiesiog intro. Imagine, išėjęs žaidimas prieš daug mažiau nei 2 savaitės jaučiu. 5 new online speedrun levels. Gerai, gerai, šiaip visai kietai, nes labai smagu yra speedrunint ir kai tavo matai, kad draugai progresuoja, ar regresuoja, tai ir tie leveliai šiaip yra pakankamai sunkus. Viskas gerai. Mes žinojom, kad šitai kels, jie buvo pranešę, kad kels DLC. Reikės vėl žaist, vėl parsiųst. Ar for fun tai tie speedrun levelsai. Labai greit blemą po žaidimo pristatė. Free add-on coming fall. Rudenį. Mes mėgstam nemokamus dalykus. Ačiū. Bet žaidimas brangus. 60 eurų prašytų platformeriai yra daug. Nu, bet geras žaidimas. Tai nieko negaliu sakyti. Kas čia? Little Nightmares? Kas čia? Creators of Lost in Random. Gerai. Šiaip atrodo labai įdomios stilistikos. Stilistika gera visai. Bet gerai visai atrodo. Labai įdomus atrodo žaidimas. Mode skip. Mažieji kažvarai? Ne, it's not the one. Vidurnakčio pasivaikščiojimas. Okay. Kas nutiko? Kas tu esi toks? Kas tu toks? Stalkeris? Ne, Stalkeris ant Xbox'o. Nebus ant PlayStation'o. Šitas apšė, tas bičias yra iš Spider-Man'o. Iš to animuoto Spider-Man'o. Bet pala, kas čia per žaidimas apšė, pirmą kartą matau. Čia visi nauji titles. Aha. Nu man greičiausiai nelimpa, bet atrodo kitai. Atrodo toksai Dark Star Wars movemento gameplayo žaidimas. Pragaras yra mumise. Mes esam pragaras. Mes esam pragaras. Biški sols neša, ne? Ne, šiaip sols nelabai. O, Metro. Metro šitas PSVR 2, ne? Jo. Šitas gerai turėtų būti. Čia yra kontenderis pralenkti Half-Life Alyx, atsiminiau. Kad 1 valandą, bidnekai. Jo, šitas Metro tai baisiai kietai atrodo gero. Very me gusta. Very me gusta. Galėtum PCVR išleisti? Bet... Ok, nice. Metro Awakening. Šitą mes jau nakartą apkalbėjom, sakėm, kad labai yra geras pretenduojantis žaidimas. How did it feel to learn the truth about the night sky? What's that? Long ago, you humans slaughtered each other until the whole world lay in ruins. Imagine naujas MMORPG. You have been granted another chance in Bet ne, čia toks... It must be the will of your beloved mother goddess. Path of Exile's third person? Path of Exile third person? Slasheris karočią matom šitą. Bet kas čia per žaidimas irgi, bet nieko negirdėjom, nei matėm, nei žinojom. Nei nuėjau ten.
Atrodo kaip kopas, atrodo, kad čia ne vienas žaidžia. Nepažiūrėjau, kas parašyta pačiai. Arkeagė. Kronikos. Ne, manęs irgi nesidomina, žinokit. Nesidomina manęs irgi. O, šauktukas Vote Skip. Aš šiaip labai nuvertinu, man visą laiką pamatau tokius žaidimus ir galvoju, nežaisčiau. Bet jie dažniausiai geri būna. Bet aš tiesiog nesu mėgėjęs gal tokių. Pokemonai, nu čia šiandien atrodo, kad Pokemonai būtų. Čia stupidoji Pokemonai. Balbazaurus puola. Nežinau, nepavadinu. Ai, čia Palworldas. Bet ne, aš nežaidęs Palworldą, pavyzdžiui, tai aš ne. Stupidoji Palworldas. Aš ten, jo, taigi čia tas Pokemon rip-offas. Ant PlayStation išeina Palworldas. Šaika, imsim platiną. Thanks to magical thoughts, all things are real unless you dream they're not. Nežaisiu tavęs, niekad greičiausiai, bet atrodo visai gal. Žinok, vat jau Lunar. Updated visuals. Gerai, aš žinau, kad yra rinka šitiem žaidėjim. Bet aš žinau to pačiu, kad ne aš esu. O! Šitas geras. Turiu platiną. DLC vėl reikės siūstis, vėl pereidinėt, ne! Nu, nereikėjo to soundtracko. Nebent nepridėsit naujų trofėjų, tai aš nepykstu. Nu, nereikia tų naujų trofėjų. Iš naujo mokytis žaidimą reikės. Sonicas? Naujas Sonico žaidimas? And yes, you heard right. Keanu Reeves is joining Sonic X Shadow Generations as part Keanu Reeves įrašinėjo Sonicą? Holy shit. Iš Cyberpunko iki Sonico? Sonic X Shadow Generations. O čia laukiamas žaidimas turbūt, ne? Čia žmonės sakys. O ne. RTS kažkoks. Ne, čia Final Fantasy kažkoks, ne? Jo, skip. Dragon Age irgi nežaisiu, tai galite... Nu, bet gerai. Parodykit, kaip jums sekasi. A какое Dragonage? 15 minučių, kol kas nieko gero dar nematėm. Na, kai kuriems žmonėm tai čia yra gerų žaidimų, bet manęs kol kas nieks neužaukino dar. Taip greičiausiai pažaisčiau tokį žaidimą, sakyčiau, gal visai neblogas, bet greičiausiai žaisiu. Tiesiog yra. Mano nuomonė yra daug kitų žaidimų, kurios pažaisčiau geresnių. A tai jie rodys dabar, kaip nužudys visą bossą? Jie literaliai rodys, kaip visą bossą nukapos. Man toksai PS2 grafikos žaidimas. Savo geriausiai būsenai, kaip PlayStation 2 buvo. Nu gerai, kai prasidėjo PlayStation 3, o toks žaidimas čia yra. Epic Games. Epic Games. Fortnite'o DLC. Remedy. Alan Wake DLC. Alan Wake'as, aš manau. Vis dar nepažaidžiau antro. Sėdi pas mane vargšas bibliotekai. Skart matas, kai žaidimai atrodo tiesiog vat cool, nu. Jau tas energija. Žiūri ir tu jauti. Ar nosis skrenda oras. O, The Likey House. Žaisim. Aš tiesiog dar nespėjau. Man patinka PSVR 2 žaidimai šiaip. Hitmanas? Čia Hitmanas, ne? Full dual wield. Atrodo kaip Hitmano žaidimas. Hitmanas VR, nu. Eik, tu tai zeba. Pagaliau galėsiu pamanyti. Ant streamo, davai. Davai, ant streamo pažaisim Hitmaną. Gerai, aš niekad nežaidęs Hitmano VR, tai bus būtų smagu.
Nice. Esu matęs daug gameplayų, labai prisižvengiau, labai galima linksmų klipų pafarmint. Labai zabys. Jo, man tai irgi pasirodė žiauriai cool. Šitą imsim. Sumokėsiu pinigus, kad pasilinksmintume, tikrai nuoširdžiai. Pasamdysiu žmogų, kad skaitytų chatą, nes negalim PSVR 2, tai aš tiesiog... Remasteris jau kažkoks. Legacy of Kaina? Pirmą, kai matau, sorry. Nu, čia tikrai pasdavau, taip. Tai net beveik PS1. Kažkoks remasteris kažkoks, žinoma, bet aš tiesiog nepažįstu. Soul Legacy of Kain. 1 and 2 remastered, okay. Legacy of Kain games from the original PlayStation era also inspired Fear the Spotlight from Blumhouse Games. It brings atmospheric polygonal scares to PS5 and PS4 on October 22nd. Ai, nu tai, nes čia jaučiu prezentina naujus žaidimus, kurias su Premium pristatys. Just go home, Viv. Gerai, nors ir tokios kokybės, bet čia toks Granny vibas, kur tipo nuoširdžiai baisu būtų tokį žaist. Ne. Ja, čia laisvas man tai. State of Play vyksta. Na čia karač. N7, N14. Towers of Agazba launches into early access this November. Ne. This feature enables friends and family to explore the world and build villages together while playing on the visai smagus buvo žaidimas, pirmas 5 valandas. And in other Fortnite news, the new Fortnite Limited Edition DualSense wireless controller arrives later this year, with pre-orders starting up. Jeigu būčiau žaidęs tuo metu Fortnite, ar šitas būtų išėjęs, greičiausiai būčiau nusipirkęs. Visit PlayStation blog for more details. Šiaip visai geras pultelis. Neįmeluosim. Gal Final kažkoks fantasy. Minios žmonių. Karas dangų. Visiems smagu. Žudom kartu. Jo. Dinastijos variorai. A čia vis dar tas pats vyksta, ar čia jau kitas? Ne, čia jau kitas, ne? Kažkokia mech. Na gerai, šitas visai cute, patiks mergaitėm. Aš taip atsakau, man Hitmanas Alamiko DLC gausiu, nes pirkau Deluxe, jeigu neklystu. Kas yra, kodėl tu sakai no way? Ai, čia Monster Hunteris? Ne, aš kaip pirmą nežinau, aš nežinau, kaip atrodo antras. Tipo, kaip gali atrodo. State of you don't get my money, čia ne State of Play. Jo, visai, kokia atrodo. Nulinta remake'as būtų kietai, labai Gabra Play. Labai būtų kietai. Arba 9 re, eik, tu žiauri kietai būtų. Šiaip 8 re demo, taigi buvo ant PlayStation'o pats pirmas, kol neišėjo žaidimas. Tai jie gal vėl kokį nors dėliuką padarys. Aš maždai nežaidęs, aš nežinau, bet čia jis neatrodo blogai. Lego Horizon. Gal ir gerą padarys. Jis Lego žaidimas. Gal friendly. Apie šitą žinojom jau, girdėjom. Na, per tai tikrai nepirksiu už pilną kainą. Sackboy. What the fuck? Jie turi... Ok. Truputį... Pastebėjot, Lego ima pavyzdį iš Astro Boto, šiek tiek. Kliūdina. 4 metų free sužaisim, taip. Oi. Horizon Remastered, niekam nereikėjo šito žaidimo. Nu, niekam. Horizon Zero Dawn Remastered includes more than 10 hours of re-recorded conversation mode and countless graphical improvements that bring the game to the same visual fidelity as Horizon Forbidden West. Ne, jau, dar kartą tai nežaisčiau tikrai.
Jau ir taip pražaidžiau ant kompo, tada ant PlayStation, tada dar antrą dalį PlayStation. Horizon Zero Dawn will arrive October 31st. And anyone who owns the original PS4 version of the game will be able to upgrade to the new PS5 version for $9.99. Už $10, ne? Ne, nepirksiu greičiausiai. PlayStation blog for more details. New content is on the way to Stellar Blade DLC? world of Stellar Blade. A new photo mode lets players set up the perfect picture. Na gerai, nobody cares about this. Na gerai, šiaip visai smagu. Nereikia. Tikrai ne photo modas yra tas dalykas, kurį reikėtų. Original soundtrack featuring over 180 songs from the game is available on select streaming services starting today. Bet šiaip aš šitą žaidimą vis dar norėčiau pažaisti, jei kas turit nemokamą diską, tiksliau nenaudojamą diską ir pardavinėsi, tai leminau. Ne, jis nėra hentai, šiaip jisai, aš pažiūrėjau gameplay'ų, šiaip visai cool atrodo. X nėra automatą? Kas čia? Nėra automatas, šiaip irgi daug girdėjęs, kad geras. First, your monthly games in October are WWE 2K24, Dead Space, and Doki Doki Literature Club Plus. Dead Space! Nereikės pirkt! PlayStation Plus members starting October 1st. One to the PlayStation Plus game catalog this Thursday. Nemokamai? Guys! Šitas žaidimas dar 5 eurų gal kainavo, gal kem 5. Dabar eilės, net nepastebėjau to žaidimo. Bet jo, nice. Chromastic. Kažkai chrominiai plyteliai. Ui, koks šitas geras. O šitas spalvotai man patinka labai. Tas padešinė. Oi, koks gražus dėklas, kaip man patinka, žinokit. Matot, aš savo mašiną norėjau vienu momentu, tipo, uždėti tą skiną mašinos, kaip tas vadinasi, užvirepinti mašiną, grinai va tokia spalva kaip tas Steel padešinė, bet identiškai, labai gražiai atrodo. Hi everyone, and AI-driven upscaling Jau girdėjom that šitą. combine to bring developers closer to realizing their unique vision. Girdėjom šitą jau. We're excited for players to get their hands on PlayStation 5 Pro when it launches this November. But in the meantime, here's a look at some of the games that are being enhanced for the new console, including a few titles that we're revealing for the very first time today. Jau bėg kažkas? Enhanced. So, Final Fantasy Dragon's Dogma. Jedi Survivor. Metal Gear Solid. Čia kurie PS5 Pro bus pritaikyti. Back Through, Resident Evil Village, Stellar Blade, Demon's Souls, Hogwartsas, Metal Gear Solid, Resident Evil 4, Final Fantasy, Ratchet & Clankas, Gran Turismo, The Last of Us, Assassin's Creed. Žinot, aš labai šiaip heitinu ant to PS5 Pro, bet aš jau čia pabūsiu ir nusipirksiu. Ne iš karto, palauksiu, reviewsiu, pažiūrėsim, ką ten sako. Dėl jūsų, aš patestuoti jau. Ne, aš biškai gaila pinigų tiek iš tikrųjų išleisti. Dar vis tikiuosi PlayStation, jeigu girdėjau, paimčiau, padaryčiau video apie tai ir mylėčiau tą konsolę kaip savo. Kas čia? Koks čia per žaidimas? Pilks. But you. Tsushima 2? No way. And now, No way. every Ronin here is after you. Rise of the Ronin 2, imagine. No way, tu parimtai? God 2? Shit. Still think Tada tikrai reikės perėti pirmą dalį. Jau jūs metus sakau tą patį. Aš nežinau, jūs atpažįstat, jūs turite atpažinti. Rimtai čia Gotas 2? Shit. Buvo lygia. Okei. Ne, neperėjau Laurizį pirmas. Okei. Very nice. Žinau, kad geras žaidimas, visi nori, kad tave pažaisčiau. Tai iki tol, kol atsiras antra dalis, tikrai pereisiu. Pasižadu. Arba Ronin, arba God, nes abu turi pagalį. Rise of the Ronin 2? No way. Tas žaidimas tikrai flopino. Aš turiu platanio. Jis nieko įspūdingo. Šiaip iš tematikos atrodo mažiau... Aš žaidžiau Rise of the Ronin, tai žinau kaip atrodo. Neatrodo kaip Rise of the Ronin, iškart pasakysiu. Jau du geriai mano skonio Hitmanas ir God 2.
Buvo. Lauri, atvarytum į svečius, aš duosiu tą Metro Awakening, pamatysi, jis geras bus. Blema, man labai sunku būtų aksait, kai nesu perės pirmos dalies. Bet aš žinau, kaip žmonės giria šitą žaidimą, aš žinau, kaip jį mylit. Ghost of Yotei. Nebe Ghost of Tsushima, o Ghost of Yotei. Kitais metais, pizdės, kai aš žaidimų kitais metais, eina nafik. Ghost of Yotei, kietai atrodo. Tai va, šeikuzė, sulaukėm, pažiūrėjom. Cool shit. Tikrai buvo taitlų, kurių visai laukiu. Nežinau, kada jas gyvenime pažaisiu, bet labai norėčiau. Bet cool. Pabaiga nenuvylė, galiu tiek pasakyti. Bet buvo daug labai tokių žaidimų, kurių nežaisčiau.